Labas rytas, mėlyjeji. Man atrodo, kad yra nuostabi praktika pradėti kiekvieną rytą arba naują dieną su nuostabiais skaitiniais iš Deimantų šlifuotojo knygos. Kaip ir sakiau, skaitimo laikas gali skirtis, tačiau skaitysime kiekvieną dieną. Taigi dėkojame kiekvienam iš jūsų už nuoširdžius komentarus. Aš supratau, kad šitas dalykas reikalingas ir noriu palinkėti, kad tegul deimantinė išmintis gyvena kiekvieno jūsų širdise, tegul pasiekia ausis jūsų artimųjų ir kiekvienos gyvos būtybės žemėje širdis. Skaitome toliau, šiandien pradėsime skaityti pirmą skyrių, iš kur ateina išmintis. Senovės Indijos kalba šis mokymas vadinamas labai ilgas pavadinimas. Arija Vaina Čedaka Nama Prainija Paramita Marajana Sutra. Tibeto kalba jis vadinamas Pakpa Šarab Ki Paroltu Čimpa Dorje Čiapa Kajava Takpa Čanpoido. Išvertus tai reiškia deimantų šlifuotojas, didžioji senovės atjautos kelio knyga, mokanti tobulos išminties. Kuo ši verslo knyga skiriasi nuo visų kitų, kurias kada nors skaitėte? Skiriasi pagrindiniu šaltiniu, apie kurį čia kalbėsime. Tai senovės budizmo išminties knyga Deimantų šlifuotojas, dar vadinamas Deimantinė sutra. Ir eilutės, kurias perskaitėme šiek tiek aukščiau, paaiškina, kaip jie atsirado. Šioje knygoje sudėta senovės išmintis padėjo išplėsti Andin International iki tarptautinės kompanijos, kurios pardavimai viršija 1000 milijonų JAV. Iš pradžių verta šiek tiek papasakoti apie šią svarbią knygą ir jos ryškų vaidmenį rytinės mūsų pasaulio pusės istorijoje. Deimantų šlifuotojas yra seniausia pasaulyje išspausdinta, o ne ranka parašyta knyga. Britų muziejuje saugomas egzempliorius datuojamas 868 metais, tai yra maždaug 600 metų anksčiau nei pasirodė Gutenbergo Biblija. Šioje knygoje surašyti Budos mokymai, kuriems daugiau nei 2500 metų. Iš pradžių ji buvo perduodama iš lūpų į lūpas, o vėliau, kai atsirado raštas, buvo rašoma ant ilgų palmių lapų. Šie lapai buvo gana patvarūs, knygos žodžiai juose būdavo išrėžiami adata. Tada į įbrėžimus būdavo įtrinama smulkinta anglis. Tokiu būdu sukurtų knygų iki šiol galima aptikti Pietų Azijoje ir jos vis dar gana aiškiai įskaitomos. Palmių lapai būdavo surišami dviem būdais. Kartais sudedami vienas ant kito ir perveriami ties viduriu bei surišami siūlų. Kitos knygos būdavo suvyniojamos į audeklus. Deimantų šlifuotojo išminties Buda mokė senovės Indijos sanskrito kalba, kuriai, kaip spėjama, yra apie 4000 metų. Kai knyga pasiekė Tibetą, maždaug prieš 1000 metų, ji buvo išversta į tibetiečių kalbą. Per šimtmečius Tibete ji buvo raižoma ant medžių blokų ir spausdinama ant ilgų rankų darbo popieriaus juostų. Medį padengus rašalo ir ritinėlių prispaudus popierių. Šios ilgos popieriaus juostos būdavo laikomos šafrano arba tamsiai raudonos spalvos audiniuose, tarsi palmių laikais. Deimantų šlifuotojas paplito ir kitose didžiose Azijos šalyse – Kinijoje, Japonijoje, Korėjoje ir Mongolijoje. Per pastaruosius 25 šimtmečius, tai yra 2500 metų, ji buvo nesuskaičiuojama daugybę kartų perspausdinta į šių šalių kalbomis, o jos išmintis perduodama iš kartos į kartą mokytojų lūpomis į mokinių ausis. Mongolijoje ši knyga buvo laikoma tokia svarbi, kad kiekviena šeima po vieną egzempliorių kruopščiai saugojo savo namuose ant altoriaus. Šeima 1 ar 2 kartus per metus kviesdavo į namus budistų vienuolius, kurie garsiai perskaitydavo tekstą, suteikdami išminties palaiminimą. Deimantų šlifuotojo išmintį įsisavinti nėra lengva. Pirminis mokymas, kaip ir daugelis kitų Budos mokymų, apgaubtas labai mistiška kalba, kurią atskleisti gali tik pagal šiuos mokymus gyvenantis mokytojas, naudodamasis per šimtmečius surašytais paaiškinimais arba komentarais, kaip mes vadiname. Tibetiečių kalboje turime 3 tokius senesnius paaiškinimus, kurių amžius svyruoja nuo maždaug 1600 iki 1100 metų.
O neseniai radome dar vieną daug naujesnį ir lengviau suprantamą šio kūrinio komentarą. Pastaruosius 12 metų kartu su kolegomis dalyvavau Azijos klasikos išsaugojimo projekte Asian Classic Input Project, skirtame senosioms Tibeto išminties knygoms išsaugoti. Tūkstančius metų šios knygos buvo laikomos didžiuosiuose Tibeto vienuolynuose ir bibliotekose, kurias nuo karų ir grobikų saugojo didžiulė natūrali Himalajų kalnų siena. Viskas pasikeitė išradus lėktuvą, o 1950 metais Tibetą užėmė komunistinė Kinija. Per invaziją ir vėlesnę okupaciją, kuri tebesitęsia iki šiol, buvo sunaikinta daugiau kaip 5000 bibliotekų ir vienuolynų mokyklų, kuriuose buvo saugomos šios didingos knygos. Tik nedaugelį jų išsinešė pabėgėliai įveikę sunkią ir pavojingą kelionę per Himalajus ties Everesto kalnu. Kad suvoktumėte katastrofos mastą, įsivaizduokite, kad kokia nors galinga valstybė užpuolė Jungtinės valstijas ir sudegino beveik visus koledžus ir universitetus bei visas jų bibliotekų knygas. Įsivaizduokite, kad išliko tik tos knygos, kurias sugebėjo išsinešti pabėgėliai per keletą savaičių ar mėnesių pėsčiomis nusigavę iki Meksikos. Input Project dalyviai išmokė Tibeto pabėgėlius Indijos stovyklose perrašyti šias nykstančias knygas į kompiuterius. Vėliau jos buvo išleistos kompaktiniuose diskuose arba paskelbtos internetu, kad jas nemokamai galėtų studijuoti tūkstančiai mokslininkų visame pasaulyje. Iki šiol tokiu būdu išsaugojama apie 150 tūkstančių puslapių medžio raižinių rankraščių. Iki šiol tokiu būdu išsaugojama apie 150 tūkstančių puslapių medžio raižinių rankraščių. Vykome į tolimiausius pasaulio kampelius, ieškodami knygų, kurios iškeliavo iš Tibeto anksčiau ir kurios buvo išsaugotos. Sankt Peterburge, Rusijoje, dulkėtų rankraščių kolekciją mums pasisekė rasti nuostabaus deimantų šlifuotojo išaiškinimo knygos kopiją, kurią į Rusiją parsivežė pirmieji tyrinėtojai lankėsi Tibete. Ši knyga vadinasi Saulės šviesa kelyje į laisvę, o ją parašė didis Tibeto lama Čionei Drakpa Šedrupas, gyvenęs 1675–1748 metais. Įdomu, kad šis lama yra iš Tibeto vienuolyno, kuriame ir aš baigiau, tai yra Geshe Michael Roach, savo studijas Sara Mėjaus. Šimtmečiais jis buvo vadinamas Čionei lama arba lama iš Čionio, vietovės rytų Tibete. Visoje šioje knygoje mes vartosime originalius žodžius iš deimantų šlifuotojo sutros kartu su paaiškinamaisiais iš Saulės šviesos kelyje į laisvę. Tai pirmas kartas, kai šis svarbus paaiškinimas išverstas į anglų kalbą, o iš anglų į lietuvių. Kartu su ištraukomis į lietuvių ir daugelį kitų kalbų. Kartu su ištraukomis iš šių dviejų didžiųjų veikalų pateiksime paaiškinimus, kurie buvo perduodami žodžiu per pastaruosius 2500 metų ir kuriuos gavau iš savo paties lamų. Galiausiai papasakosime ir mano paties gyvenimo istoriją Geshe Michael Roach, viską, ką patyriau tarptautinėme deimantų verslo pasaulyje ir parodysime, kaip šios senovės išminties paslaptis gali pripildyti jūsų verslą ir gyvenimą. Sėkmės. Tai šiandien tiek, paskaitėme pirmą skyrių, rytoj skaitysime antrą. Kaip sakau, kuo toliau, tuo įdomiau. Iki rytojos. Rašykite klausimus, jeigu jums kažkas tai neaišku arba kažkoks tai komentaras įstrigo ir norite juo pasidalinti. Lauksim.